Ačiū labai pirmininkaujančiam ir ačiū labai vyriausybei ir ačiū labai ekonomikos ir inovacijų ministrui. Aš jam norėčiau užduoti klausimą dėl valstybės valdomų įmonių reformos įgyvendinimo. Kaip žinia, jūs tikrai daug irgi esate prisidėjęs praeitoje kadencijoje ir tikrai rezultatus plačiai nušviečiate ir EBPO organizacijoje ir nebejotinai profesionalios vadybos su kadencijomis ir atrankos mechanizmai turi užtikrinti įmonių izoliavimą nuo politinės valdžios užgaidų, tačiau šios vyriausybės praktika pasirodė tokia įdomesnė, ar ne? Turėjome Lietuvos atleidimą vadovo dėl politinių priežasčių, tada ministras Poderskis valdybą atleido SSVA. Nesenai atsisveikinot su valdybas koordinuojančio ir atrankas vykdančio centro vadovu. Taip pat matome, kad premjero komandoje atsirado valstybinių įmonių efektyvumo klausimais dirbantis patarėjas. Tai tiesiog norėčiau paklausti, ministrė, ar valstybės nuostatos dėl valstybės valdomų įmonių kažkaip keičiasi? Ir aš nekvestionuoju, žinoma, vyriausybės teisės keisti egzistuojančias koncepcijas ir praktikas, tačiau laikas mes buvome melodingi. Viešai ir atvirai norėtumėm apie tai išgirsti. Ačiū labai. Ačiū gerbiama kolegė, iš jūsų tikrai nuoseklų dėmesį šiai sričiai ir galiu tik patikinti, kad vyriausybė ir man asmeniškai šitai yra vienas iš tų klausimų, kuriam didelį dėmesį skiriam. Svarbu užtikrinti depolitizuotą valdymą, užtikrinti, kad įstatymai numatytų ir toliau būtų tobulinami, kad tas procesas būtų kiek įmanoma skaidresnis ir paprastesnis. Tai tie prioritetai išlieka ir toliau yra nuosekliai gyvendinami. Mes iš savo pusės esame taip pat pasiruošę ir pateikti papildomų pasiūlymų. Dirbame su mūsų kolegomis, teisininkais ir kaip tik stipriname šią sritį, kad matytume ten toliau tikrai gerus požymius, o toliau pasižiūrėti, kad ne vienas net ir pasiūlymas yra pateiktas, kuris numato, kad didiname jau ir dabar tam tikrus sprendimus, kurie yra su to susiję ir manau, kad kitą rudens sesiją ateisime su tam tikrais pasiūlymais ir čia diskutuoti parlamente.